Ketvirtadienį Alytaus miesto politikai spręs, ar didinti vienkartinio važiavimo bilieto kainą. Jei išeinanti taryba patvirtins, vienkartiniai bilietėliai brangs 10 centų. Tiesa, 70 centų mokės tik tie, kas bilietus pirks pas vairuotoją. Dar viena naujovė. Balandžio mėnesio pabaigoje bus galima gauti elektroninį bilietą. Jis iki spalio 1 bus dalijamas nemokamai. Į šią kortelę gyventojas galės persivesti pinigus. Lipant į autobusėlį, pakaks priliesti bilietą prie skaitytuvo ir sistema nuskaičiuos už važiavimą. Šio bilietėlio privalumas, kad važiavimas kainuos tuos pačius 60 centų. Nebus trukdomas vairuotojo darbas. O kelionės metu per 30 minučių bus galima persėsti vieną kartą į kitą autobusą ir nieko už tai nemokėti. Ta pati įranga, tas pats kasos aparatas, pilnai aptarnaus ir elektroninį bilietą. Dėl to matom ir keleivių kortelių skaitytuvą, komposterį, skirtą elektroniniams bilietams. Viešąjį transportą kontroliuos specializuota įmonė. Mobilios kontrolierių grupės prižiūrės, kaip dirba vežėjai, ar jie laikosi grafiko, tikrins keleivių bilietus, o nuo gegužės mėnesio kiekvienas keleivis, įlipantis į mikroautobusą, bus suskaičiuotas. Tai leis patikrinti, ar visiems keleiviams buvo išduotas bilietas. Keleivių pervežimo konkursą laimėjusi Kautra su Alytaus miestu sudarė 7 metų sutartį, su galimybė pratęsti dar 3 metams. Pagal ją, kauniečių įmonė kas mėnesį turi gauti 150 000 eurų pajamų. Jeigu tiek keleivių neperveža, trūkstamą pinigų dalį turi padengti savivaldybė. Štai pavyzdžiui, sausio mėnesį iki minėtos 150 000 eurų sumos kauniečiams trūko 34 000 eurų, vasarį 28. Negautos įmonės pajamos bus padengtos iš Alytaus miesto biudžeto. Mažiau keleivių galima tikėtis vasarą, kai viešuoju transportu nesinaudos moksleiviai.